Einu šiandien pas jauną politiką, jauną žmogų, kuris yra užsienyje baigęs mokslus, tačiau jau spėjo įgyti patirties ir Lietuvos politikoje. Arnoldas Pikdžirnis. Kadangi manęs laukia ne jis vienas, bet ir visa šeimyna, tai nešu gėlių ir dar šviežių kruasanų. Pas tave rėkia. Sudėtinga gyventi su tokiu žmogumi, kuris tikrai gyvena, myli ir šeimą, bet kita jo šeima yra politika ir žmonės, su kuriais jis dirba ir jam tikrai rūpi. Nu, bet jie jaučia kažkokią azartą, ar ne? Žinoma. Politikas, jeigu jisai bijo pasikviesti į savo namus, jeigu jis bijo pristatyti savo šeimą, gal jis ir neturi to šeimos palaikymo savo darbą. Elžbieta. Jeigu tu eini vienas prieki, o šeima šalia tiesiog sėdi ir laukia, kol tu tai baigsi, aš manau, kad tu negali ir pats viso širdies įdėti tai, ką darai. Klausyk, man patinka kedras. Čia jo fotelis, jis jaučiasi saugiai ir laimingas. Kedrai. Šitiek žmonių, kameros, tave filmuoja, tau kas? O aš savo namuose. Paklaustas, kodėl eina į politiką, Arnoldas Pikdžirnis nustemba. Bet juk tai mano profesija. Nyderlandų Maastrichto universitete jis susipažino su Virginijum Sinkevičium ir Luku Savicku, o vėliau jos abu pristatė Sauliui Skverneliui. Tiesiog politinis piršlys, bet jis puikiai žino, kas yra politinės skyrybos. Arnoldas karjerą pradėjo konservatorių partijoje. Jeigu tu su jais tu esi neliečiamas ir padengtas teflonu, bet jeigu tu esi kitoje komandoje, galima pilti kibirais, man tai yra nesuvokiama ir mano galva tai veda į labai didelę fragmentaciją ir apskritai tai veikiančiai demokratijai yra daroma didžiulė žala, nes žmonės, jie bijo išsakyti savo nuomonę. Iš esmės skatina prisitaikyti, sakyti vieną, daryti kitą. Ir man atrodo, kad taip valstybė negali veikti. Bet dabar yra Demokratų sąjungos vardan Lietuvos administracijos vadovas. Apie politinės skyrybas juokdamasi sako, jei padarei klaidą, neverta joje likti visą laiką. Jei skyrybo šeimoj, pasimk batus ir šautuvą. Jei partijoj išeidamas, palik valstybės dotaciją. Tai dabar pradedam nuo pradžios. Iš kur šitas Haris Poteris atsirado? Tu iš kur esi? Iš Kauno. Aš esu iš Kauno, mokyklą baigiau nuostabią Saulės gimnaziją Kaune ir tada išvykau studijuoti į Nyderlandus. Esu labai dėkingas savo seneliams, kurie padėjo man ten išvažiuoti, nes mane užaugino viena mama. Buvo politologija arba politika? Labiau saugumo studijos, Europos studijos, geopolitika ir saugumas. Tai natūralu, kad tos saugumo temos man labai arti širdies ir prieš 4 metus teko daugiausiai rūpinti saugumo tema. Nacionalinis saugumas, gynybos klausimai. Tada, kai nebuvo jokio aiškaus trendo, kad mes turime, skirti 4, 5 ar 10%. Mes atėjom, radom skylę biudžete, tuščius sandėlius. Tuo metu prezidentas buvo Trumpas. Tai tikrai tos diskusijos nebūtų buvę... Čia ne Lietuvos prezidentas. Ir tuo metu, kalbant su partneriais, yra pas jūs 2%, nėra. Na ir mes neturėjom daug laiko ieškoti čia resursų, čia. Ėmėm ir padarėm. Radom tos 2%, darėm pirkimus ir judėjom į priekį. Nes dabar, kai jie pavertė visą nacionalinį saugumą rinkiminę temą, nėra vienintelė konservatorių tema, nėra jie vieninteliai čia, kurie rūpinasi saugumu. Nėra tai. Realiai, jeigu kažkas įvyktų, Lietuva turi apie 48 valandas, kol čia galėtų kažkas įvykti. Perspėjimo laikotarpis iki 48 valandų. Tai tikrai niekada nebuvo didelis komforto lygis. Bet tada tu darai savo namų darbus, o negazdini visuomenę, kad viskas. Jūs čia viską išsiparduokit, važiuokite, pirkite butus Ispanijoje, kad turėtumėte atsarginį planą B. Ir čia šitoje vietoje reikia suvokti, kad kiti elementariai nenori dirginti visuomenės ir gąsdinti, atbaidyti investicijų, kad čia nebūtų kuriamos darbo vietos ir visa kita. Tiesiog daro tuos darbus. Dabar, čia buvo daromas labiau šou. Bet o kiek visuomenė tokiu atveju turi būti įtraukiama? Visuomenė turi būti įtraukiama labai aiškiai įvardinant, kokios jos užduotis bus. Ir žinot, mano pirmas darbas 2014 grįžus į Lietuvą buvo civilinės gynybos strategijos plano peržiūrėjimas ir pakeitimas. Surašėm pagal tarptautinės praktikas, LT72 toks buvo konceptas, kaip reikėtų apsaugoti save ir savo artimuosius. Tai buvo 2014 metais. Dabar aš prisijungiau po 10 metų, tai ką surašėm, ką perdavėm, tas ir liko. Niekas nepakito? Niekas nepakito, buvo tikrai neblogos kampanijos užsakytos, bet turinio prasme kažkokio pokyčio didelio neįvyko. Tai jeigu mes kalbam apie tai, kad grėsmės lygis gerokai pakito,
Tai čia ir turi būti visai kiti darbai padaryti. Tu, Virgis, žodžiu, Lukas, jūs esat visi bendramoksliai ir dar susispėti aplink Saulių Skvernelį į tokį būrį, norit veikti visuomeniai teigiamą linkme. Ar aš čia pati sugalvojau? Ir norisi labai aiškaus rezultato. Žinot, su tais pačiais žmonėm kalbėdavom, kaip norėtųsi, kad politikoje būtų ne vien susistumdymai, myliu, nemyliu, bet labai aiškus darbai, kuriuos sutarėme visi kaip visuomenė, kad reikia padaryti ir ateina komanda, kuri tai padaro. O jūs susipažinot kada ir jūsgi tai žinojot, kas jis toks, bet aišku, nebuvo taip svarbu turbūt. Žinojau, susipažinom per naujus metus, po metų per naujus metus susižadėjom. Ganėtinai greit viskas. Tai jis toks teisingas vyrukas, gero auklėjimo, namie augintas, ar ne? Žodžiu, jis laiko nemarinuoja. Politikas, kai buvau maža, net nežinau, kaip čia apibūdinti, visada sakiau, bet kokio vyro, bet tik ne politika. Tai mama buvo kieno žmona? Kęstučio Daukšio. Tai čia tavo ir patėvis. Tebėra? Nebuvo. Džiaugiuosi, kad man gyvenime pasisekė, kad aš turiu 2 tėčius, nes Kęstutis mane augino nuo mažumės, nuo 1 klasių mokyklos. Ir judu sutarėt gerai, ne? Puikiai. Tai dabar tu man pasakyk 3 dalykus, kuriuos norėtum pakeisti, kuriuos galima pakeisti ir gana lūžiniai dalykai ir žmonių sąmonėje ir, sakykime, darytų tikrai kažkokį teigiamą pokytį pačioje valstybėje. Nes turbūt vienas iš esminių dalykų yra rūpestis demografija. Tai yra iš esmės labai skirtingų priemonių sudėliojimas į vieną aišku paketą, kaip pagelbėti, kad mes nebūtume nykstanti tauta. Tai yra vienas iš svarbiausių uždavinių mums visiems, nes kol mes to nedarome, mes save užliuliuojame ir numetame ateičiai problemą, kuomet jau gali būti, kad jos nebegalėsime įspręsti. Aš manau, kad mes turime atsiremti į labai praktinius dalykus. Na ir dabar, mūsų šeima, kai mes matome, kokia komplikuota ir neskatinanti demografijos problemų spręsti yra politika šeimų, jaunų šeimų atžvilgių. Tai, kas pastarosius keliarius metus įvyko, tai yra tie patys vaiko pinigai yra labiausiai dėl infliacijos nukentėjusi priemonė. Sumažintos paramos jaunoms šeimoms regionuose. Jeigu mes kalbam, kad Lietuva turi žiūrėti 20, 30, 50 ar 100 metų į priekį, tai mūsų pagrindinis klausimas, kaip mes paskatinam, kad šeimos jaustųsi saugios ir aprūpintos čia. Man, žinai, irgi visada atrodo, kad pagrindinė problema Lietuvoje šiandien yra žmonės. Ir mums labiausia trūksta žmonių. Nes jeigu mums ir reiktų juos užauginti išlavintais ir gerais visuomenės nariais. Ir kad jie jaustųsi saugiai šioje valstybėje. Ir ne tik saugumo prasme, kietojo saugumo, bet ir socialiai. Man, žinai, net keista, aš galvoju, kažkodėl į darbą šunį atsivesti galima, bet vaiko ne. Vaiko ne. Ir niekas apie tai net nekalba. Jau nekalbu apie paramą jaunoms šeimoms. Jeigu dabar pasižiūrim, jinai buvo nuosekliai mažinama ir tada sakome, bet kažkodėl jaunos šeimos nenori turėti vaikų. Gal dėl to, kad jos nesijaučia saugiai savo valstybėje. O va šitas projektas labas. O šitas projektas. Vietai tai aš patinku. Labai, labai. Tai čia už tai tokia aktuali tema jaunos šeimos. Aktuali. Negali net įsivaizduoti, kol dar lauki vaiko, kiek visko laukia, kiek rūpesčių, kiek visko jam reikia. O tu valgi? Ką mėgsti valgyti? Mėgsti ką nors valgyti daugiau negu kad brokolių košę? Kitas dalykas labai svarbus yra racionalus užsienio ir saugumo politikos valdymas. Negalim atrodyti kaip isterikai Europoje. Dabar sėdim, pavydim estams, kodėl jiems atiteko. Todėl, kad jie elgėsi išmintingai. Jie nekūrė konfliktų ten, kur nereikėjo kurti. Bet mes savo ruoštų galim sakyti, žiūrėkit, mes turim labai aiškias užduotis, aiškius prioritetus. Parama Ukrainai ir savo stiprinimas. Ir savo pajėgumų stiprinimas, nekuriant papildomų ir vidaus saugumo. Nes visiškai neaišku, ko dabar mes turime savo valstybės viduje. Kada paskutinį kartą matėte patruliuojančius policininkus? Politikus dažnai. Nemačiau niekad. Ne, politikai dažnai patruliuoja prieš rinkimus visose gatvėse, bet policininkus. Nemačiau. Gal mačiau automobiliu, kada. Automobiliu pravažiuojančius. Tai iš esmės tas saugumo tikrai nepadidina. Ir jeigu nuvyksite į bet kurią kitą Europos šalį, jūs matysite, kad ta situacija yra visai kita. Tai yra tas viešosios tvarkos užtikrinimo jausmas, kad žmonės jaustųsi saugiai. Na ir pavyzdžiui, taip žvelgiant į tai, kas vyksta dabar Lietuvoje su imigracija ir kaip mes su tuo dorojamės, lietuvių kalbos nereikia. Būkit geri, pakalbėkite su nesuprantančiu pardavėju, jam patogia kalba. Vairuotoju, kuris nekalba nei lietuviškai, nei angliškai, nei rusiškai, o jūs
jauskite saugus. Tai visą tai mes turime, žinot, tokia yra tiksinti bomba. Kol mes tų klausimų nesprendžiam, iki kol neįvyksta kažkokie vėlgi. Tai blizganti tragedija. mes labai rūpinamės išoriniu saugumu, bet visai nesirūpinam vidiniu saugumu. Vidiniu saugumu nesirūpinam, mes nesirūpinam struktūromis, kurios turėtų tą užtikrinti. Tai šioje vietoje mes tikrai turime pasidaryti tos namų darbus. Tu man pasakyk, kad taip labai moteriškai. Tu čia neklausyk, girk. Nu ateik. Arba eik pas tėtį, jeigu kurksi. Jeigu mums kurksi į mikrofoną, tai ateisi pas mane. Tai va. Klausyk, Salveta. Aš, pavyzdžiui, kaip pasikalbu va, su jų ta komanda, tu jaunimu, aš kažkaip pradedu tikėti, kad gal yra padorių žmonių, kurie yra pasiryžę aukoti savo gyvenimą, savo privatumą, savo laiką, vardan kažkokių politinių dalykų. Tai yra įmanoma, man kažkaip atrodo, kad neįmanoma. Aš sakyčiau, neįsivaizduoju, aš su tuo gyvenu. Nes myli ir šeimą, bet kita jo šeima yra vat, politika ir žmonės, su kuriais jis dirba ir jam tikrai rūpi. Ai. Tai du išgirdau, trečias. Du labai aiškus. Socialinė apsauga, sveikatos apsauga, negalime tikėtis, kad viską galim nuprivatizuoti, paslaugas panaikinti iš regiono. Dabar iš to, ką aš matau, pavyzdžiui, didieji centrai, beveik visi, arba Viskas tikrai turtingi žmonės, taip. Jie stato masiškai sveikatos centrus, kuriuose paslaugos teikiamos už pinigus. Jeigu žiūrime į paslaugas regionuose, regione maždaug, kaip buvęs Vilniaus meras yra pasakęs, kas gyvenat Vilniaus pakrašty, tai jūsų pačių problemos. Ir dėja, bet šitas suvokimas vyrauja pas dabartinius valdančiuosius. Ir man atrodo, žinot, vienas svarbiausių, Sauliaus Skvernelio kadencijos darbų, kad ir kaip bebūtų, bet parodantis požiūrį į žmonės, buvo estakada Rusnėje. Be abejo. Nes eilę metų buvo kartojama, kad dėl tų žmonių neapsimoka. Dabar mes kalbame apie švietimo sistemą kartais su verslo žmonėmis ir sako, bet juk neapsimoka. Tai žinoma, kad neapsimoka. Bet valstybė nėra buhalterinis vienetas, kur turi susiskaičiuoti, ar eilutės tau sueina ar nesueina, nes yra tam tikros funkcijos, kurias reikia išpildyti. Ir mes dabar bandom kaltinti ten žmonės, kurie per prezidento rinkimus balsavo už Vaitkų. Bet jeigu pasižiūrėsit, ką jie atsakė, sako, žiūrėkit, parduotuvę pas mus uždarė, pašto nebėra, medpunkto nebėra, tai mokyklos atrenovuotos ir uždarytos. Taip. Tai jeigu mes žiūrim į tokią regioninę politiką, tai mes toli nenuvažiuosim. Ir mes to negalim sau leisti. Man atrodo, kad čia yra tas trečia kolona, kuri yra labai svarbi. Mes turime pakeisti požiūrį į žmonės, kurie gyvena ne Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Mes turime žiūrėti į visą Lietuvą ir tiesiog ieškoti tų sprendimų, kurie galbūt kartais neapsimoka, bet jie duoda postūmį judėti į priekį. Tai ką, ačiū tau labai už pašnekesį ir aš jau esu labai jau kugelis mūsų artėja. Klausyk, o tu beje, tu esi geras kulinaras. Na, čia vienas iš pagrindinių mano atsakomybių namuose - pasirūpinti savaitės meniu. Ką mes šiandien gausime pietų? Šiandien mes valgysim kugelį su mano rinktais grybais. O žinai, oi, kaip tai yra nuostabu. Nedėk tiek daug, nors labai noriu valgyti šį. Nes kai pirkau tos kruasanus, tai tyliai galvojau, kaip aš juos pas tavai išgersiu su kava. Ir kavos dar bus. Politinė reklama.